Dešinė ranka. Sako, kad moterų boksas pagrįstas technika ir judesiu, bet niekas niekada neminėjo apie tai. Šiandien pamatysi nokautus, kurie tokie žiaurūs, tokie vienpusiški ir visiškai niuokojantis, kad jie priklauso visiškai kitokiam pokalbiui. Bum! Tai yra baisiausi nokautai moterų bokso istorijoje. Shannon Courtney turėjo ką įrodyti. Babyface Assassin, veiduko žudikė, kūrė savo vardą Didžiosios Britanijos moterų bokse, o Dorota Norek turėjo tapti jos patikimumo išbandymu, tačiau ji nebuvo pasiruošusi tam, kas jos laukė. Taip, bent jau koks nors juokelis kažkur. Na, pirmin, taip, švilptelė. Ne. Courtney kantriai ir agresyviai spaudė ją 7 raundus, uždarydama ringą, kol rado progą ir smogė galingą dešinį smūgį, kuris netikėtai parbloškė Dorotą ant grindų. Courtney greitai viską išaiškino, tačiau kita boksininkė net nereikėjo įprasto smūgio, kad parodytų savo pranašumą. Amanda Ferrera nėra garsiausias moterų bokso vardas ir jai to nereikia, tačiau jos kumščiai kalba patys už save. Praėjus vos kelioms minutėms nuo pirmojo raundo pradžios, keli net nepastebėjo besisukančio smūgio. Ferrera privertė tuo atrodyti lengva, tačiau kitas nokautas nebuvo susijęs su jėga. Jis buvo susijęs su kantrybe ir vėliau su žiauria akimirka. Sandy Rajan yra viena įdomiausių šiuolaikinio moterų bokso kovotojų ir kovoje su Bukovič jį tiksliai parodė kodėl. Ketvirtame raunde Sandy puolė į kūną. Smūgis po smūgio, kol Bukovič nebeturėjo atsako ir krito ant žemės, panirusi į tikrą kančią. Ne. Rianas atakavo kūną ir įvykdė savo užduotį, tačiau kita kovotoja iškart puolė čempionę. Areli Musino buvo pasaulio čempionė, gerbiama ir patyrusi kovotoja, kuri turėjo viską, ir į šią kovą jie atėjo su visu tuo ant savo pečių. Naitas puolė nuo pat pradžių, darydamas spaudimą, kurio čempionė tiesiog negalėjo atlaikyti. Ne. Praėjus vos kelioms sekundėms nuo antro raundo pradžios, Naitas smogė galingą kombinaciją, po kurios Arelė liko gulėti ant ringo grindų ir žiūrėjo į šviesą. Siaubinga, Naitas nuvertė čempionę. Tačiau kita kovotoja tam ruošėsi visą savo gyvenimą. Mary Spencer buvo mėgėjų bokso ikona. 3 kartus pasaulio mėgėjų čempionė, o perėjimas į profesionalų lygį kėlė klausimą, ar jos galia persikėlė kartu su ja. Ir Krisas Namusas tai sužinojo skaudžiai. Sustabdymo boksas. Spencer buvo agresyvi, fiziška ir negailestinga. Jis spaudė Namusą nuo pat pradžių ir neleido jam nė akimirkos atsikvėpti.
puolė ją negailestingais smūgiais ir namuso kojos neatlaikė. Teisėjas jau buvo matęs pakankamai. Spencer atsakė į visus klausimus apie savo jėgą. Tačiau kitoje kovoje dalyvavo čempionė, kuri atsisakė kristi be kovos. Naomi Boskes tikėjo, kad pergalė jau jos rankose. Tačiau Diana Fernandes turėjo kitų planų. Septynis raundus Fernandes buvo negailestinga. Jie atlaikė viską, ką Boskes jai metė, ir į kiekvieną apsikeitimą smūgiais atsakydavo dar galingiau. Tada vienas smūgis viską pakeitė 8-ame raunde. Boskes atsistojo tik tam, kad vėl būtų sumušta. Ir teisėjui teko sustabdyti šį žiaurumą. O Fernandes baigė kovą nepralaimėjusi. Tačiau kita kovotoja šiame sąraše ne tik nutraukė rekordus. Ji nutraukė žmonės. Daniela Bermudez yra viena pavojingiausių moterų bokso kovotojų. Ji turi jėgos abiejose rankose ir instinktą panaudoti ją tinkamu momentu. Kovoja su Neisy Torres, tas instinktas buvo visiškai įrodytas. Torres buvo visiškai pranokta Bermudez, kuri nesiliovė stipriai smūgiuoti, kol teisėjas neišgelbėjo Torres nuo didesnio susidorojimo. Christina Hammer buvo viena iš čempionių, kurios valdymas truko ilgiausiai moterų bokso istorijoje. Kovoje su Gift Ankra ji aiškiai pasiuntė žinutę, kurią galėjo pamatyti visa divizija. Hammer buvo tiksli kaip chirurgas. Ji metodiškai išardė Ankrą, be skubėjimo ar neapdairumo, tiesiog apskaičiuodama iki tinkamo momento. Bermudez buvo negailestinga, tačiau kita boksininkė buvo visiškai kitokia. Šalta, apskaičiuojanti ir neišvengiama. Bondavort buvo 1,85 metro ūgio ir turėjo nokauto galę, kuri buvo tikrai bauginanti moterų sunkiasvorių divizionė. Tačiau jau pirmame raunde Elizabeth netikėtai ją pagavo tiksliu smūgiu, kuris parbloškė ją ant ringo grindų. Ji vėl atsistojo.
Elizabeth manė, kad po to pargravimo jau laimėjo kovą. Ji klydo. Raundas po raundo Bonda pataikė daugybę smūgių į galvą, sudaužydama Elizabeth. Tada atėjo įniršis. Elizabeth buvo prispausta prie virvių, o Bonda puolė visa jėga, kol Elizabeth neteko sąmonės. Hammer po gabalėlį išardė savo varžovę, bet kita kova prasidėjo nuo to, kad mažiau favorizuojamas smogė pirmą smūgį. Raundas. Ward visiškai pakeitė kovos eigą, tačiau kita moteris privertė sunaikinimą atrodyti kaip kasdienybę. Kova tarp Serrano ir Madernos vos buvo kova. Tai buvo gryno dominavimo demonstracija. Per 5 raundus Serrano kontroliavo kiekvieną akimirką, nuosekliai spaudė Maderną ir taikliai atakavo kombinacijomis. Tada šeštame raunde Serrano smogė galingą smūgių laviną ir parbloškė Maderną ant ringo grindų. Jis bandė atsitiesti, bet žala jau buvo padaryta. Serrano privertė dominavimą atrodyti lengvu. Kita boksininkė prireikė tik vieno smūgio. Ana Gabriel buvo viena geriausių pasaulio boksininkių. Kostarikos čempionė, techniška ir galinga, turinti elitinius pasiekimus ir smūgį, galinti užbaigti bet kokią kovą. Tačiau Oksandijai Castillo pasiekimai nerūpėjo. Pinka policijai. Kojų kėdė. Ir tai gali sukelti jai problemų, jei persistengs. Castillo buvo drąsi, pačia geriausia prasme. Svaidė bombas nesirūpindama, ką gali gauti atgal. Ir tada ji pataikė lemiamą smūgį, palikdama Gabrielės be sąmonės ir pritrenktą. Aukšta. Castillo sukrėtė bokso pasaulį. Kitoje kovoje susitiko dvi moterys, iš kurių būtent to ir buvo tikimasi. Dvi boksininkės, kurios savo karjeroje nuolat nokautuodavo varžoves. Kai jos pagaliau susitiko ringe, 8 raundus viską lėmė vienas paprastas klausimas. Kas pasiduos pirmoji? Serrano nuo pat pradžių kontroliavo atstumą. Bermudės buvo dabaimė, bet drąsa turi ribas, kai susiduria su Serrano greičiu, laiko pojūčiu ir gale. Tuomet 9 raunde Serrano smogė žiaurią kombinaciją į kūną ir Bermudės sukniubo ant kelių iš skausmo. Kai geriausia moterų bokso nokautuotoja susitinka su kita nokautų specialiste, rezultatas būna būtent toks. Tačiau kita čempionė buvo nemažiau pavojinga. Nataša Ragosina buvo žinoma kaip Sibiro tigrė. Rusijos sunkiasvorių čempionė šį vardą užsitarnavo taip, kad niekam nekilo abejonių.
Pamela London sužinojo, kodėl. 7 raundus Ragosina kontroliavo tempą. Tada 8 raunde Ragosinas smogė tiksliai, parbloškė Pamelą, kuri krito ant ringo dangos. Ragosina tai užbaigė tiksliai. Kita kovotoja tai užbaigė laiku. Jackie Bunton išgarsėjo One Championship kickbokse, kur tapo viena iš įdomiausių smūgiuotojų komandoje. Šis nokautas tiksliai parodė, kodėl taip yra. Bunton kojų darbas ir laiko pojūtis idealiai paruošė paskutinę atako seką. Jį perskaitė Martinos judesių modelius ir tada negailestingai juos išnaudojo. Bunton vos suteikė varžoviai progą. Kita moteris suteikė dar mažiau. Savannah Marshall yra kovotoja turinti stipriausią smūgį Didžiosios Britanijos bokso istorijoje. Prieš Femke Herman ji pasirodė pačioje pavojingiausioje savo versijoje. Marshall nuo pat pradžių spaudė Herman, versdama ją keisti smūgiais, kurie galėjo jo baigtis tik vienu rezultatu. Belgė bandė naudoti judėjimą ir kampus, bet jai ėmė trūkti erdvės. Marshall prispaudė Herman prie kampo ir sudavė jai niokojančią kombinaciją, po kurios ši prarado sąmonę. Skaičiuoti nebereikėjo. Marshall tereikėjo vienos progos. Būsimoji čempionė tereikėjo vieno smūgio. Helena Mergenovič daugiau nei 10 buvo viena tituluočiausių moterų bokso čempionių. Prieš Oliviją Gerulą ji buvo negailestinga. 9 raunde jis smogė tiksliai ir Gerula krito veidu į ringo dangą. Hermans. Mergenovič buvo negailestinga ir šalta. Tačiau kita boksininkė savo varžovę paskandino negailestingoje spaudimo bangoje. Zulina Munoz buvo žinoma dėl savo spaudimo ir jėgos. Prieš Vanessą Tabordą ji parodė abu šiuos bruožus. Munoz buvo agresyvi ir negailestinga nuo pat pirmo gongo, smūgiavo kombinacijomis su blogais ketinimais ir neleido Tabordai rasti savo ritmo. Kaip jie atsidūrė ant ringo grindų? 4 raunde Munoz smogė galingą dešinį kablį, kuris parbloškė Tabordą ant ringo grindų, kur jis susirietusi iš skausmo. Munoz ką tik sukūrė vieną iš įspūdingiausių moterų bokso pabaigų. Laila Ali turėjo garsiausią bokso pavardę. Christy Martin padėjo moterų boksą paversti sportu, kuris iš tikrųjų domino žmonės. Kai jos pagaliau susitiko ringe, atrodė, kad praeitis susidūrė su ateitimi. Martin atėjo kovoti, bet Ali buvo didesnė, stipresnė ir greitesnė. Raundas po raundo jis spaudė Martin į kampą, pataikydama galingas kombinacijas ir priversdama patyrusią kovotoją pereiti į išgyvenimo režimą. Pirmą kartą savo karjeroje ji parkrito ant kelių.
Martin niekada nenustojo stengtis, tačiau ketvirtajame raunde Laila ir toliau smogė niokojančiomis kombinacijomis. Ji vėl privertė legendą kristi ant kelių ir šį kartą Martin pažvelgė į savo kampą. Jis jau buvo matęs pakankamai. Ali parodė, kad ateitis priklauso jam, tačiau kita boksininkė net nesuteikė savo varžoviai laiko suprasti, kad kova jau prasidėjo. Xeniesa Estrada buvo viena greičiausių moterų bokso kovotojų. Miranda Atkins susidūrė su didžiausia savo karjeros galimybė. Nuskambėjus pradžios gongui, Estrada puolė į priekį ir dar prieš tai, kai Atkins spėjo smogti ar įsitvirtinti kovoje, viskas jau buvo baigta. Septynios sekundės. Tiek truko kova, vienas greičiausių nokautų moterų bokso istorijoje. Estrada jau baigė dar prieš prasidedant kovai. Tačiau niekas iš šio sąrašo neprilygsta tam, kas bus toliau. Anne Wolf galbūt yra stipriausiai smūgiuojanti boksininkė, kokia tik kada nors egzistavo. Skaičiai nemeluoja. 24 pergalės, 16 nokautų tuo metu, kai moterų bokse kovas užbaigti nokautų buvo tikrai reta. Vanda Ward buvo sunkiasvorė, 1,85 m ūgio su bauginančia jėga. Ward bandė pasinaudoti savo dydžiu, kad išlaikytų Wolfę atstumu, bet Wolfė ją pralaužė. Likus kelioms sekundėms iki pirmojo raundo pabaigos, Wolfė smogė galingą dešinį smūgį, kuris tiesiai pataikė Ward į smakrą. Ji prarado sąmonę dar prieš nukrisdama ant ringo grindų. Nerado jos. Galingas dešinys. Wolfė ką tik sudavė žiauriausią nokautą iš viso šio sąrašo. Ne greičiausia, ne techniškiausia, bet žiauriausia. Ji yra ir galbūt visada bus boksininkė, turinti stipriausią smūgį šio sporto istorijoje.